Sveiki visi. Na va, ir aš vėl grįžau su nauja astrologija, šį kartą Whitney Houston. Ir bandysime suprasti, kokios čia paslaptis su ja yra. Kodėl sakau paslaptis? Todėl, kad jos ascendentas yra žuvis. Na, iš esmės tai yra labai mistiškas toks ženklas, ane? Ir, ir tas Neptūnas, žodžiu, yra 12 būste. Tai va, ir ką mes čia turime? Mes čia turime Chironą pirmame būste. Aš manau, kad Chironas pirmam būste kaip artistui, tai yra labai labai geras ženklas, todėl kad Chironas, tas, kuris gali labai pasikeisti, keisti kaukes, keisti savo imidžą, galima taip sakyti, šiek tiek toks gerąja prasme apgavikas yra. Ir vat tokius vat davė jai talentus. Tai va. Jo, ir vat šitas juodas mėnulis su Neptūnu Skorpione davė Whitney Houston tiek daug gyvenime paslapčių ir daug, sakykime, aplink ją pačią istorijų įdomių, kad viskas taip ir liko labai labai neaišku apie jo pačią kaip asmenybę. Daug metų sklandė ir iki šiol vis dar sklando šitas gandas, kad jinai buvo visai ne tos moters, žodžiu, kuri oficialiai skaitoma duktė, kad ten buvo visai kita žvaigždutė 70-ųjų, kuri labai labai panaši į ją, tiek iš išvaizdos, iš veido, iš balso. Ir kažkaip manoma, kad, žodžiu, kad jinai iš viso yra kitos moters vaikas, bet jokių oficialių informacijų nėra. Dar taipogi labai daug gandų apie ją sklandė ties jos draugė, kuri dabar labai daug informacijos paviešino apie ją pačią, ir aš manau, kad vat ta draugystė, kuri labai daug metų tęsiasi, tai vat aš manau, kad jai atėjo per Venerą su Venera su Saule liūtė. Tai va, ir Saulė čia tokia labai stipri, charizmatiška, bet tuo pačiu metu šiek tiek tokia kaip ir prispausta Saturno. Tai yra, iš tikrųjų daug buvo paslapčių aplink ją ir vat viskas kažkaip aplink tą Neptūną sukasi. Tai va, nes tai yra Neptūno būstas 12, ane? Tokia kažkokia aplink ją buvo mistika ir jinai vat galėjo kažkokią vat tokį, yra tikimybė per vat šį aspektą 12, kad jinai galėtų turėti iš tikrųjų kitus tėvus negu oficialūs šaltiniai. Tai vat. Iš kur jos balsas toks, iš kur ta charizma? Kaip čia taip atsitiko? Aš manau, kad čia tas mistiškas, magiškas Neptūnas, kuris davė jai tokio, sakydavo daug kas, kad tiesiog įėjo žmogus ir jie jau jį pajautė, kažkokią aurą nešė jinai savyje. Jos kelionė prasidėjo nuo bažnytinio giedojimo, nes oficialioji mama, ta, kuri jau tikrai oficialiai skaitoma, buvo bažnytinio dainavimo labai žymi dainininkė. Ir jinai pradėjo dainuoti bažnyčioje nuo 11 metų. Tai vat tas Neptūnas iš tikrųjų ją apdovanojo. Kaip sakė, kad ši pati Whitney Houston buvo ganėtinai uždara asmenybė. Jinai nemėgo labai pasakoti daug apie save. Ir aš manau, kad vat šitas aspektas Chironas opozicija Plutonui ir Merkurijui čia galėjo būti, tiesa iš dalies pasakoma.
tokia miglota aplinkui. Tai vat, ir niekam ne paslaptis, ši asmenybė turėjo problemų su narkotinėmis medžiagomis. Kas mano akimis yra tas Marsas svarstyklėse 7 būste, tai jisai toks sudėtingumą ir iš viso problemos per partnerį skaitoma, kad pirmasis žmogus, kuris iš viso jai tas narkotinės medžiagas į gyvenimą įnešė, tai buvo jos vyras. Tai vat, ir su juo iš tikrųjų buvo labai daug problemų, jinai buvo mušama, jinai turėjo didelę randą ant veido dėl vyro būtent agresijos į jos pusę. Ir vat taip vat iš tikrųjų čia pas ją nelabai gerai buvo per tą Marsą. Bet nepaisant to, turime omeny, šis Marsas labai teigiamai aspektuotas ir sako apie tai, kad vis dėlto tas vyras labai daug jai karjeros perspektyvų atvėrė. Va čia yra vis dėlto 6 būstas. Turime omeny 6 būstas, tai yra darbas, karjera. Ir taipogi, vat mes kalbėjom nemažai apie tą Uraną, sakau, apie Neptūną, kad Neptūnas jai kaip ir čia talentus tos davė, kažkokia visiškai magiška, juodo tokio mėnulio, turime omeny tokio magnetizmas nepaaiškinamas, ir mes 12 būstą turime valdovą Uraną, o Uranas, jisai vis dėlto kažkiek jau susijęs yra su 7 būstu. Tai partneris ir su partneriu kažkokios paslaptys, turime omeny per partnerį paslaptys, labai daug reikėjo nuslėpti dalykų. Tai ir kažkaip tas moteriškas pradas jos gyvenime ją globojo. Aš manau, nes čia yra Mėnulio Jupiterio konjunkcija ir 1 būste, kas aš manau, kad iš tikrųjų jai davė tokio ir artistiškumo, ir drąsos, ir tokio prabangios, turtingos tokios moters galbūt imidžą, kuri gali labai daug pasiekti, labai perspektyviai. Jinai nuo mažens iš tikrųjų labai labai traukė daug žmonių dėmesį, nes jinai buvo labai talentinga. Tai ir talentai mano akimis šou biznių iš viso, turime omeny čia tą Venerą su Saule, bet tuo pačiu metu tai yra 6 būstas, 6 būstas tai yra stropus žmogus, galintis labai daug ką padaryti. Karjeros taškas yra susijęs su Jupiteriu. Ir čia, tokį, sakykime, ir darbas su šeima, vis dėlto, darbas su šeimos nariais, su artimaisiais, ir darbas per tai, kuo būti, kuo tapti, kaip reprezentuoti kažkokią tokią asmenybę ryškią. Nors jinai pati kaip asmenybė, jinai iš tikrųjų buvo ta žuvytė. Šiaip kaip jos ta draugė pasakojo, kad Whitney Houston labai labai mėgo vandenį, jinai labai mėgo plaukioti, jinai džiaugdavosi labai vandeniu, jinai iš viso mėgavosi visada vandeniu, tekančiu vandens garsais, ir netgi tą jos paskutinę dieną, kada jinai buvo gyva, jinai pasakė, kad jinai nori atsipalaiduoti, jinai į vonią, nes jai tiesiog labai patikdavo tas tekančio vandens garsas. Bet vis dėlto irgi paradoksas, ir mes tą astrologiją matom, turime omeny, kad vis dėlto per ką mirtis įvyko, ir kas tai galėjo lemti. Tai vienas dalykas, tai yra kažkokios už širmos dalykai, turime omeny, nematomi. Taipogi yra irgi labai gandų ir daug nuomonė apie jos mirtį, bet jinai rasta buvo vonioje, vandenyje, Neptūnas, ir jinai buvo pavartojusi narkotinių medžiagų, skorpionas,
Bet tai nebuvo viešinama labai stipriai, bet žmonės tikrai kalba apie tai, nes buvo dieną, atsiprašau, vakarą prieš tai buvo matoma ir ant jos kūno buvo rasti sumušimai. Todėl turime kaip ir neaišku, ar tai buvo smurtinė mirtis, ar tai buvo natūrali mirtis. Vis dėlto, žiūrėkit, čia yra 8 būstas jo ir tokia vat mistiška mirtis jos buvo ir niekas iki šiol kaip ir neatskleidė pilnos tiesos, ar ten galėjo kažkas dar įsikišti. Viskas buvo palikta paleista, daug labai klaustukų paliko. Viešumoje, aišku, viskas lyg ir aišku, žmogus nusižudė, ne, bet iš tikrųjų tai liko, kas vat žmonės gilinasi, kas artimieji tenai, jie kaip ir sudarė, tokius labai didelius klaustukus. Dar vienas toks įdomus momentas yra tai, kad pas Whitney Houston yra mėnulis karališkame laipsnyje, Neptūnas karališkame laipsnyje ir juodas mėnulis karališkame laipsnyje. Kiek aš susidūriau su karališkais laipsniais, yra tai, kad žmogų kažkaip vis iškelia gyvenimas, aplinkybės, vis turiuomenį labai daug duoda gerovės, bet tuo pačiu metu iš tikrųjų per tą gerovę, per tą gerumą visą žmogus turi labai labai atsisijoti, kas iš tikrųjų yra gera, o kas iš tikrųjų tik tai blizga ir gražu ir galbūt neverta čia į tai veltis. Tai vat, ir toliau dar Jupiteris stacionarus ir jisai sustojęs, 0,0%, čia sako apie tai, kad rytoj, tuoj jis bus retrogradinis, jisai liks sustojęs stacionarus ir tas stacionarumas irgi labai tokį įdomų dalyką jai pirmam būstui davė, lyg atrodo, kad jinai gali kontroliuoti, bet atrodo, nes čia su Marsu susiję, ane, čia yra vis dėlto kažkoks Marso įtaka, partnerio įtaka. Kažkas tas stacionarumas dažniausiai tokio šiek tiek, progreso augimo nėra, atrodo, sąstingis kažkoks tenai yra. Ir lyg ir norėjimas judėti ir tobulėti, bet kažkoks ant kažko užstrigimas. Ir tai yra šeimos žmogus, tai yra kažkoks ir aišku, to pozicija prozerpinai galbūt nukreipia į šitą Merkurijų su Plutonu, kad čia tikrai partnerio dalykai. Ir kad jai tai iš tikrųjų, lėmė daug labai faktorių, labai tokių sudėtingų, skaudžių. Tai kas iš dalies turiuomenį yra jos karma, todėl kad čia per tuos karminius mazgus 11 ir 5 būste. Jau galima taip sakyti, kad jai buvo paruoštas pramogų šou verslas, kad jai reikėjo tai daryti. Oho, mano katė kaip čia duodasi. Tai ir Myra. Oho. Kažkas čia daras. Tai bet įdomus. Gal tu leisi man toliau kalbėti? Labas, ateik čia. Tai ir tie karminiai mazgai yra direktyvūs. Ir tai sako apie tai, kad karminės skolos iš praeitų gyvenimų buvo neatidirbtos. Ir žiūrėkit, pas ją yra, vis dėlto jinai kaip ir vis tiek atidirbinėjo, nedarė. Ir galima taip sakyti, tie karminiai mazgai sako apie tai, kad jinai galbūt ir pritame gyvenime buvo žvaigždutė, sakykime taip. Kad jinai buvo įžymi ir kad jinai kartoja lyg tai kažkokią savo istoriją. Tai bet čia yra šeimos nariai.
Čia yra šeimos nariai ir karjera, žiūrėkite, va ta tema. Ir vat jos gyvenime iš tikrųjų šita tema tikrai labai daug dominavo. Nemažai buvo nuspręsta iš mamos pusės jos gyvenime ir kai kurie vat, nu, žmonės, kurie myli ją, sakykime, gerbėjai, nelabai teigiamai atsiliepia apie jos mamą. Ir kai kurie mano, kad čia galėjo visas šitas įvykis įvykti dėl mamos kalties, o ne dėl vyro. Tai vat, na, bet palikime tai gandams. Tai vat, ir vat vis tiek kažkaip ta nuoroda Neptūno su juodu mėnuliu, kad kažkaip iš tos bažnyčios galėjo būti kažkokios pagalbos, nematomos kažkokios va ten povandeniniai vandenys. Ir jinai tikrai, nu, jinai nešiojosi kryžiuką ir jinai pastovi iš tikrųjų, jinai buvo tikinti asmenybė. Ir vienas iš paskutinių jos singlų dainos buvo tokių tikrai labai religinga daina. Neprisimenu iš tikrųjų pačio pavadinimo. Bet, na, ten toks, nu, visiškai atrodo, kad jinai lyg, nu, šaukėsi Dievo, kalbasi su Dievu. Turiu omeny, tai buvo grynai ne žmogui dainuojama ir kažkaip atrodo, kad jinai gal ir jautė tuos dalykus, vat. Ir šitas ženklas duoda intuiciją, tai dvasingumą kažkokį. Tai vat, ir nu, yra nuorodos to, kad galėjo jinai būti ir labai religinga kaip asmenybė, bet tuo pačiu metu iš tikrųjų tai jos ir nelabai gelbėjo. Tai vat, labai talentinga dainininkė. Kas čia dar? Na, mano akimis, aišku, va čia tas Merkurijus su Plutonu 7 būste galėjo duoti tą balsą, todėl kad nu, Merkurijus yra stygos balsas, kalbėjimas, ane, ir čia yra vat, nu, lyg tai sudauginta, ne, jinai turi didelį galingą balsą ir vat, jinai buvo vadinama balsas, tiesiog buvo balsas vadinama. Tai vat, vis dėlto čia yra Merkurijus mergelėje, nes stiprus 7 būste. 7 būste iš tikrųjų labai daug planetėlių, kurios labai nukreipia į tą Venerą. Vat visas šitas dalykas labai nukreipia į Venerą. Oi, šitas, nu, žodžiu, nesvarbu. Ir Venera, aišku, liūtė yra, nu, kaip ir visai nieko būti, bet čia, aišku, 6 būstas. Tai yra tokių kaip ir rodiklių, kad santykiai jos gyvenime bus problematiški, sudėtingi per tą Marsą, per tą Venerą, per tą vat, paslaptį vis dėlto turiu menį, kad nu, jausmai buvo stiprus vat, su jos draugė, pas ją ten buvo išaiškėta istorija, kad nu, ten buvo vis dėlto ne draugystė, o meilės istorija su ta draugė, kuri labai daug laiko su ją prabuvo, palaikė ją ir panašiai. Tai vat, ir kad jinai ją visą laiką globojo, prižiūrėjo, bet tuo pačiu metu iš tikrųjų jos ta draugė buvo labai daug, nu, nelabai gero dėmesio nukreipta, iš tikrųjų ją aplinka tiesiog pati išstūmė, labai ir vyras pavydėjo, ir mama labai pyko, kad jinai bendrauja su ją. Ėjo gandai apie tai, kad jos gali būti, nu, tarp jų romanas, kad čia kaip lesbietės pora, bet tiesiog, nu, viskas išaiškėjo, aišku, jeigu jūs norėsit pasidomėkit, bet aš manau čia vat, būtent tai, kad kaip ir iš esmės labai stiprus jausmai, labai didelis ryšys, labai didelis palaikymas, globa, ir tuo pačiu metu iš tikrųjų antram plane buvo nemažai spaudimo. Nemažai spaudimo. Ir žiūrėkit įdomiai, kad jeigu skaitykim, Whitney Houston buvo Saulė, o ta jos draugė Venera. Ir Whitney Houston gauna vieną spaudimą, o ta Venera gauna kitokio pobūdžio spaudimą. Ir tai nėra viešinama, tai niekur niekas nesakoma, tai yra viskas tik už uždarų durų, tarpusavyje. Tai viskas labai paslėpta, kad tik niekas nežinotų. Tai ir numanoma, kad iš tikrųjų tada, kada ta draugė jos išėjo, iš jos gyvenimo paliko ją, ir Whitney Houston labai greitų laikų tiesiog jinai išėjo iš gyvenimo.
Nu, tai buvo jos gyvybinės energijos palaikymas, ane, galima taip interpretuoti, kad čia buvo jos gyvybinės energijos palaikymas, jos džiaugsmas, turiu omeny, ir daug kas sako apie tai, kad, na, aplink Whitney Houston buvo labai daug žmonių, kurie nelabai iš tikrųjų ją saugo ir puoselė, išskyrus va tą draugę. Tai vat, kaip jinai pasakojo apie Whitney, kad jinai nebuvo labai komunikabili, jinai nemėgo labai viešumo, jinai nemėgo labai pasakoti apie save iš tikrųjų. Kas yra iš dalies tiesa, vat, kad tas vis dėlto astidentas yra žuvyse, kad tai yra tokia gili, meniška, įdomi asmenybė, kuri turėjo gylio, kuri turėjo to noro ieškoti giliau, žiūrėti giliau, ane. Tai vat, ir va tokie va dalykai. Na, o sakau, o apie patį talentą dainuoti, apie tą artistiškumą, tai aš matau, kad čia yra būtent šitas aspektas. Chironas opozicijoj Merkurijų ir Plutoną. Tai vat mano akimis, va tas gebėjimas ne tik tai, kad dainuoti, čia yra ne tik tai ta Merkurijaus ir Plutono konjunkcija 7, ane, vis dėlto 7 tai yra į viešumą, į sociumą, sakykime, tas vat, tą savo talentą išreikšti, bet tuo pačiu metu Chironas tai yra, sakau, tai yra tos kaukės, tai yra gebėjimas, sakau, artistiškai labai tai tiesiog įsilieti į tą emociją, patirti tą akimirką, tą emociją. Tai jinai galėjo būti ne tik tai, kad gera dainininkė, jinai galėjo būti labai gera aktorė. Čia iš tikrųjų labai aktorystės labai geras ženklas. Bet tuo pačiu metu ir viskas vis tiek tai yra balsas, todėl kad tai yra dominuojantis Merkurijus. Merkurijus čia yra stiprus labai pagal mano čia va duomenys, tai skaitytųsi Merkurijus yra pats stipriausias iš viso. Tai va, ir antras pagal stiprumą yra gal kažkiek tik biški Plutonas, bet šiaip tikrai, nu čia yra dar va Jupiteris. Bet Jupiterį labai labai pristabdo tas stacionarumas. Tai va, ir Jupiteris, aišku, čia sako apie tai, kad, na, šeimos nariai ją vat prastūmė kaip tą vat asmenybę, davė labai didelį pagrindą tapti tai turtingai, turiu omeny, žinomai, globaliai asmenybei. Kiek mano tyrinėjimai iš tikrųjų, tokie vat mano asmeniniai tyrinėjimai buvo, kad aš pastebėjau, kad turtus ir turtingumą labai dažnai duoda Jupiteris ir Plutonas sąsoja su Mėnuliu. Ir aš tai suvokiu tai, kad tai yra emocinė branda ir pasiruošimas priimti labai daug dėmesio į save. Va čia jos atveju jinai galėjo priimti labai labai didelį dėmesį į save. Ir apart to, kad jinai galėjo priimti save dėmesį, bet jinai visiškai galėjo žaisti tą šiek tiek klouną ir nerodyti savęs tikrosios. Aš manau, kad ją tikrąją matė tik tai keli žmonės, jos gyvenime tai yra Venera, o Venera tai reiškia dar plus ir Marsas. Tai jos gyvenime 2 partneriai per Venerą, jos meilės, turiu omeny objektai, ką jinai iš tikrųjų labai labai mylėjo ir bet tuo pačiu metu šitoj vietoj iš tikrųjų daug ir iššūkių buvo. Tai iš mano pusės būtų tiek ir malonaus jums klausymas.